Sveiki, šiandien mes aptarsime 13 pinigų blokų, kurių tu nematai, bet kurie tau trukdo uždirbti. Pinigų trūkumas tai nėra atsitiktinumas ir nors atkaklumas ir darbas tikrai yra labai svarbus veiksniai, bet jie nėra tie vieninteliai, kurie lemia finansinę sėkmę. Ir tai nėra nei Dievo bausmė, nei tavo kaltė, nei gyvenimo neteisybė. Ir šiame video mes pakalbėsim apie tai, kodėl protingas žmogus dar nereiškia turtingas žmogus ir kodėl du žmonės dirbantis tą patį darbą, tą patį valandų skaičių, su tomis pačiomis žiniomis ir galimybėmis gali turėti visiškai skirtingą finansinį rezultatą. Vienas sau ramiai uždirba daugiau nei jam reikia, kitas vos sugeba ištempti iki mėnesio galo. Vienas viską gauna be didelių pastangų, o kitas dirba dieną naktį, kad sudurtų galą su galu. Ir tai nėra apie sėkmę, tai yra pasikartojantis dėsnis, pagal kurį gyvena tavo pasąmonė. Ir aš tai žinau ne iš knygų. Aš pati nuo mažens gyvenau su tokiais įsitikinimais ir tikėjau, kad jeigu tu gimėjai neturtingas, tu neturtingas ir mirsi. Ir buvau užstrigusi tam vienam taške, iš kurio nepavykdavo išeiti. Tarsi būtų kas laikęs pririšęs. Tik uždirbi ir tu vėl minuse, tik uždirbi ir vėl minuse. Ir taip sukosi tas pastovus ratas, iš kurio pagaliau ištrūkau. Ir net praradus kai kuriuos resursus, aš uždirbau daug daugiau nei su jais. Nes aš išsilaisvinau iš tų pančių, kurie mane ribojo. Ir šiandien aš noriu su jumis pasidalinti 13 pagrindinių priežasčių, kas neleidžia išsilaisvinti ir pramušti finansinių lubų. Kalbant apie pinigų augimą, mums svarbu suvokti, kad egzistuoja du lygmenys. Pirmasis tai išorinis lygmuo, tai yra visi konkretūs matomi dalykai. Tai tavo niša, pardavimų modelis, darbo schema, konversijos, visi tie įrankiai, be kurių mums neįmanoma augti. Ir išties dažnai žmonės stringa būtent čia. Jiems trūksta aiškios sistemos, neturi strategijos, nežino, ką daryti, bando viską po truputį, bet kiti per daug įklimpsta į tą įrankių medžioklę. Jie ieško vis pastoviai naujų strategijų, naujų kursų, naujų platformų, vis naujų įrankių ir pabėga nuo tikrosios tiesos. Nuo tikrosios priežasties, kas jiems neleidžia uždirbti. Ir tai yra normalu. Taip veikia mūsų psichika. Ji bando mus apsaugoti. Ne kenkti, o saugoti. Tik dažnai netinkamų būdų. O antrasis lygmuo tai yra vidinis. Tai jau nėra apie įrankius, tai yra apie psichologiją. Ar pažįsti tą jausmą, kai tu skiri daug laiko, pastangų, atrodo dirbi, bet rezultato nėra. Ir ne todėl, kad tu negali jo turėti, o todėl, kad kažkas giliai viduje tave stabdo. Kai tu žinai, ką daryti, turi aiškius žingsnius, bet vis tiek niekas neveikia. Kai kiti su ta pačia schema, su ta pačia sistema pasiekia rezultatus, o tu ne. Kai atrodo, kad tave kažkas prakeikia, kad aplinka priešinasi, kad viskas lysta iš rankų. Tada problema ne sistemoje, problema yra viduje, tavo viduje. Kad kažkas tavo pasąmonėje laiko, blokuoja, tarsi nematoma siena. Ir būtent šiandien mes apie tai ir kalbėsim, apie vidinius stabdžius, kurie trukdo pinigų srautui pasiekti tave. Ir aš išskyriau 13 pagrindinių priežasčių, kodėl pinigų gali trūkti. Ir svarbiausia tavo užduotis būti su savimi sąžiningu, atsakyti savo, kur aš atpažįstu save. Pinigų pasaulyje yra daugiau, nei mes galime įsivaizduoti. Jie teka kaip srautas, galingas, nesustabdomas, nesuvaldomas ir nuolatinis. Tik ne visi sugeba į jį įžengti. Vieniems tai yra natūralu, jie atviri, jie pasitikė, jie priima, o kiti stovi tarsi su skėčiu virš galvos, bijodami sušlapti. Ir tai nėra atsitiktinumas. Kiekvienas žmogus turi savo vidinius įstatymus apie pinigus. Kaip jie yra uždirbami, kiek galima jų turėti, kiek padoru išleisti, ką reiškia būti turtingu. Visi šie įstatymai tai ne logika, tai vidinės nuostatos įdiegtos mums dar vaikystėje. Ir dažniausiai jos yra ne apie galimybės, o apie ribas. Ir kai leidžiame joms mus valdyti, nesąmoningai mes kuriame aplinką, kuri sako, aš nenoriu daugiau, man ir tiek užtenka, geriau mažiau, bet ramiai, aš nemoku elgtis su pinigais. Tada patys nesuprasdami statom tas sienas, stabdom jų tėkmę, bet pinigai yra nestabdomi, jie visada teka, tik mes juos atmušam. Kodėl kai kuriems pinigai ateina lengvai? Nes jie nuo mažens girdėjo, kad pinigų visada yra, visada atsiras, svarbu kurti vertę, už ją visada bus mokama, tu vertas daugiau. Ir tada jų pasąmonė nesipriešina, ji priima pinigus, ji ieško galimybių, o ne pavojų. O jeigu tavo patirtis buvo kitokios, natūralu, kad viduje veikia priešinga programa. Ne todėl, kad tu silpnas, o todėl, kad tai yra įrašyta tavyje. Ir šiandien mes į ją pažvelgsim
išsamiau ir pažvelgsim jai tiesiai į akis, kad galėtum ją pakeisti ir pagaliau priimti. Ir pirmoji priežastis, dėl ko mes negalim daugiau uždirbti, tai pinigų nuvertinimas. Neigiami įsitikinimai apie pinigus. Mes visi vaikystėje įgyjome tam tikras programas. Jos įrašomos ne kaip taisyklės, kurias galėtumėm dabar sulaužyti, o kaip tiesos. Ir būtent jomis mes vadovaujamės eidami per gyvenimą. Nesąmoningai, automatiškai, diena iš dienos. Visi šie įsitikinimai formuoja mūsų vidinius barjerus, kurie trukdo ne tik pritraukti pinigus, bet ir juos išlaikyti. O mūsų pasąmonė tai yra mūsų security, mūsų apsaugininkas. Ji pastoviai nori mus apsaugoti nuo skausmo, nuo rizikos, nuo to, kas jos manimų yra blogis. Ir kartais ji mus apsaugo nuo finansinės sėkmės. Kodėl? Nes daugelio mūsų galvose yra įrašyta sena stipri programa, kad turtingas žmogus tai yra blogas žmogus, tai yra blogis. Skamba absurdiškai, tiesa, bet pažvelkim giliau, iš kur tai ateina. Tai iš mūsų senelių, prosenelių, tėvų, iš kultūros, kuri mūsų supo, iš sakinių, kuriuos pastoviai girdėjom, kad geriau vargšas, bet sąžiningas, sąžiningų darbo milijonų neuždirbsi, ne piniguose laimė, o dar visa ta sovietinė potekstė, kur verslumas buvo baudžiamas, kur sėkmė buvo kriminalizuota, kur turtas buvo įtarinėjamas, o noras daugiau tai smerkimas iš karto. Ir prisiminkit pasakas, filmus, kuriuos mes žiūrėjom nuo vaikystės, kas juose yra herojus. Vargšas tai yra gerietis, turtingas tai blogietis. Paimkim paprasčiausią pavyzdį Titanikas. Kokį įspūdį jums paliko turtingieji? Pasipūtę snobai, nuobodus, nelaimingi, o vargšai šoka, dainuoja, gyvena iš širdies. Pagalvokim, kokią žinutę čia mums siunčia. Kaip mes esam programuojami. Ir mes ją priimam. Be klausimų, be analizės, o paskui vadovaujamės jie visą gyvenimą. Štai kur gimsta visi vidiniai konfliktai. Tu sąmoningai nori daugiau, nori pinigų, nori laisvės, nori augimo, bet tavo pasąmonė tave stabdo. Nes jis galvoja, daug pinigų tai blogas žmogus, tai yra blogis, nuo ko jį ir bando apsaugoti. Daug pinigų tu nebebūsi savimi, daug pinigų tave atstums. Ir nepamirškim, kad pasąmonė visada yra stipresnė. Ji tave valdys, net jei tu logiškai suprasi, kad tai yra nesąmonė. Todėl tu nekeli kainos, nesiverži į augimą, neprašai daugiau, sabotuoji save ir net kai gauni, greitai viską išleidi. Tam, kad grįžtum į save, į tą gerą, paprastą, sąžiningą žmogų. Bet sąžiningumas ir turtas juk nėra priešybės. Tu gali būti ir sąžiningas, ir turtingas, tu gali kurti vertę ir gauti už ją apmokėjimą. Ir tai yra normalu, tai natūralu. Geros žinios yra tokios, kad šias programas galima perrašyti. Bet pirmiausia, jas reikia pamatyti sąžiningai, atvirai, be jokio išsisukinėjimo. Ir jeigu dabar tu jauti, kad tai yra apie tave, jei tu esi jau pasiruošęs tai perrašyti visas tas vidinės nuostatas, jei nori atsiverti tam, kas tau jau seniai priklauso ir uždirbti daugiau, aš turiu tau pasiūlymą. Po šiuo video rasi nuorodą į mano masterclassą, kur gausi visą informaciją, kaip atsikratyti šių blokų. Ir gyvą susitikimą, kurio metu mes darysime praktiką, kad pramušti tas lubas, kurios tau ir neleidžia uždirbti daugiau ir padidinti savo pinigų srautą į piniginę. Tai yra tavo pirmasis žingsnis link vidinio apsisprendimo būti turtingu. Ne vien tik dėl pinigų, dėl laisvės, dėl pasirinkimo, dėl savęs, dėl artimųjų, netgi dėl visuomenės, kurioje bus daugiau laisvų ir atsakingų žmonių. Ir viskas prasideda tik nuo vieno sprendimo. Nuo sprendimo tapti žmogumi, kuris nebėga nuo turto, o jį priima. Ir dabar einam prie antrosios priežasties, tai trūkumo programa, kuri mums taip pat trukdo uždirbti. Kai visada per mažai tampa gyvenimo norma. Yra žmonių, kuriems visada trūksta. Ir ne todėl, kad jie tingi. Ne todėl, kad jie nesistengia. O todėl, kad jų viduje veikia nematoma programa. Gyvenimas trūkumas. Čia esmė ne tame, kiek tu turi trūkumas, tai neskaičių sąskaitoje. Tai būsena. Kai pinigų yra, bet vis tiek tu jautiesi nesaugiai. Kai tu uždirbi daugiau, bet viduje niekas nesikeičia. Kai tu panikuoji, jei netikėtai tenka išleisti. Kai pinigai tiesiog išteka. Greičiau nei tu spėjai juos panaudoti. Kodėl taip vyksta? Daugelis mūsų užaugo tokioje aplinkoje, kur buvo normalu girdėti. Reikia verštis diržus, svarbu išgyventi. Pinigus reikia kaupti juodai dienai. Pirmiausia, būtiniausi dalykai. Ir taip nuo vaikystės mes mokomės gyventi ne iš vizijos, ne ten, kur mes norim nueiti, o iš baimės. Kaupti ne tam, kad augtumėm, o kad apsidraustumėm. Skaičiuoti ne tam, kad planuotume, o kad neišgyventumėm gėdos. Trūkumo programa įsirašo labai giliai. Ji tampa tuo emociniu fonu. Net kai viskas tau gerai, tu jautiesi lyg ant bedugnės krašto. Lyg bet kada viskas gali išnykti, tu gali viską prarasti. Ir tu negali atsipalaiduoti,
nes gali vėl to neturėti. Ir kai tokia būsena tampa tavo norma, tu pats imi kurti tokį gyvenimą. Ir blogiausia, pinigai ateina, bet jie nelieka, nes tu neturi vidinės bazės, kuri galėtų juos išlaikyti. Trūkumo programa maitina pati save. Kuo daugiau stengiasi, tuo labiau visko trūksta. Kuo daugiau dirbi, tuo labiau bijai netekti. Todėl čia reikalingas lūžis. Ne dar viena taupimo lentelė, ne dar viena finansinė disciplina, o vidinis leidimas pereiti į perteklių. Leisti savo pilnatvę, leisti gyventi ne iš išlikimo, o iš vizijos. Leisti savo sakyti, aš kuriu gyvenimą iš pilnatvės, ne iš baimės. Ir pirmasis žingsnis tai pastebėti visų pirmiausia šią programą, pripažinti, kad ji veikia ir pasirinkti ją perrašyti, nes pinigai nemėgsta būti įkalinti į trūkumą. Jie teka ten, kur jaučiama laisvė, kur viduje skamba aš galiu, aš nebijau. Einam prie trečiosios priežasties, tai trečioji priežastis yra nesugebėjimas patikėti pačią galimybę praturtėti. Daug žmonių šiandien net neleidžia savo pagalvoti, kad praturtėti vis dar įmanoma. Atrodo jau per vėlų, jau viskas padaryta, rinka perpildyta. Visi milijonieriai jau milijonieriai. Instagrame viskas jau užimta. Idėjos pasibaigusios. Ką aš čia sukursiu? Visi kursai, produktai, auditorijos lyg ir jau padaryti. Ir tada viduje tyliai atsiranda tas jausmas, na ką aš čia dar? Aš jau pavėlavau, mano laikas jau praėjo, man vietos čia nebėra. Bet svarbiausia, kad tai nėra tiesa, tai nėra realybė, tai apsauginis mechanizmas, kuris tave saugo nuo nusivylimų, nuo rizikos, nuo bandymo. Nes jeigu tu pasakai savo, kad per vėlu, jau nebereikia nieko stengtis. Gali pasilikti ten, kur yra pažįstama, kur saugu, kur nereikia klysti, kur nereikia bandyti. Tik problema ta, kad pasaulis dar nesibaigė. Pinigų šiandien daugiau nei bet kada anksčiau. Poreikio daugiau, auditorijų daugiau. Skausmo, kurį galima išspręsti, problemas žmonių galima išspręsti, yra daugiau. Ir jeigu tavo darbas iš tikrųjų padeda, vietos visada bus. Svarbiausia, jeigu tu dar kvėpuoji, tu nesi pavėlavęs. Ir sėkmė nepriklauso nuo to, kada pradedi. Ji priklauso nuo to, kaip tu pradedi. Ne nuo to, ar esi greitesnis už kitus, o nuo to, ar nepasitrauki nuo savęs. Tapti turtingu tai nėra laimėti prieš kitus. Laimėti netgi prieš visus, tai apie tai, kaip susigrąžinti teisę būti, kurti, dalyvauti. Ir viskas prasideda ne nuo strategijos, ne nuo idealaus plano, ne nuo tobulo laiko. Viskas prasideda nuo vieno sakinio, nuo tavo sprendimo. Aš renkuosi tikėti, kad tai įmanoma. Aš renkuosi būti turtingas, nes tai yra mano pasirinkimas. Ketvirtoji priežastis, kuri taip pat įtakoja stipriai mūsų pinigų srautą, kai žmogus tiesiog netiki, kad jis pats yra vertas turėti daugiau. Net kai tu jau supranti, kad pinigai nėra blogis, kai tu pradedi tikėti, kad praturtėti įmanoma, giliai viduje vis tiek gali tyliai skambėti viena mintis. Bet tai ne man. Aš ne tas žmogus, aš per mažai padariau, aš to nenusipelniau, aš nepakankamai geras, nepakankamai vertas. Ir tai labai dažna ir labai klastinga pasąmoninė programa, atsinešta taip pat iš vaikystės. Daug norėti negražu, gaus tik tie, kurie sunkiai dirba, tu per prastas. Taip formuojasi mūsų tos vidinės lubos, kurios ir neleidžia augti. Žmogus nesąmoningai renkasi tuos kelius, kur iš anksto aišku rezultatų nebus. Veiklas, kur pelnas minimalus, aplinka, kur apie pinigus nekalbama, elgesį, kuriame geriau tyliai, bet mažai, padoriai ir ne todėl, kad jis nenori daugiau, o todėl, kad netiki, jog daugiau galima būtent jam. Tai vadinasi žema savivertė. Ir ji lemia ne tai, ką tu moki, ne tai, ką tu gali, o tai, kiek tu leidi savo turėti. Ne diplomas, ne gerai parašytas CV, ne pažintis, o vidinis leidimas. Ir viskas pradeda keistis, kai žmogus pagaliau savo pasako, aš leidžiu savo daugiau, aš esu vertas. Ne todėl, kad aš įrodžiu, o todėl, kad aš esu, tai mano gimimo teisė. Tai sąmoningas apsisprendimas nebebūti tuo, kuris visada yra per mažas, nežaisti pagal kažkieno sukurtas senas taisyklės, kurios tave stabdė. Tai nėra greitas kelias, bet tai yra realus kelias. Tai pasirinkimas būti turtingu. Nereikia būti išskirtiniu, reikia tik leidimo. Aš leidžiu savo turėti, aš leidžiu savo priimti, aš leidžiu savo daugiau. Ir ne tik savo artimiesiams, savo klientams, savo vertės įgyvendinimui. Ir jeigu giliai viduje jautiesi nevertas, verta su tuo atidžiai padirbėti. Nes viskas prasideda nuo vieno sakinio. Galiu ir aš. Ir penktoji priežastis tai yra aukos pozicija. Ši pozicija labai klastinga, nes ji ne visada atrodo kaip drama, ne visada pasireiškia skundais ar kažkokiu vargšo vaidmeniu. Kartais tai
labai adekvatus, net pozityvus žmogus. Tik vienas niuansas, jis tyliai perkelia atsakomybę už pinigus rinkai, už sėkmę ekonomikai, už savivertę galbūt buvusiai mokytojai, kuri nesuprato, už verslo nesėkmę kažkokiems algoritmams, laikmečiui žmonėms, kurie neįvertino, nesuprato, nepalaikė. Ir taip žmogus gyvena su iliuzija, kad nuo jo nelabai kas priklauso. Jis lyg ir nori rezultato, bet tuo pačiu atsisako galios jį sukurti, nes būti auka yra patogu. Auka nieko neprivalo, aukai galima neklysti, nesistengti, gali pasilikti toje pačioje vietoje ir jausis teisus. Jei niekas nuo tavęs nepriklauso, tai ir atsakomybės nėra. Tik štai bėda, rezultato irgi nėra. Aukos pozicija visada veda į tą patį stovėjimą vietoj. O stovėjimas vietoj tai lėtas nuosmukis. Ne dėl aplinkybių, o dėl požiūrio. Ir čia labai svarbu suvokti, kad tu gali pasirinkti būti teisus, kad viskas blogai, kad sunku, kad trukdo, arba tu gali pasirinkti turėti rezultatą. Ir tai yra skirtingi keliai. Autoriaus pozicija reiškia tik vieną. Tai aš čia viską darau ir galiu pakeisti. Gal ne viską iškart, gal ne visada lengvai, bet sąmoningai, atsakingai, aš prisiimu atsakomybę. Ir einu iš galios, o ne iš baimės. Kai žmogus iš aukos pozicijos pereina į autoriaus poziciją, keičiasi visas fonas, atsiranda energija, keičiasi klausimai, ne kodėl man nesiseka, o ką aš galiu padaryti kitaip, ne ką jie padarė su manimi, o ką aš dabar darysiu su tuo. Tai yra kertinis taškas, nes rezultatus kuria neteisybė, o veiksmas. Ir tam veiksmui užtenka vieno sakinio. Aš pasirinkau būti autoriumi. Šeštoji priežastis tai yra žemas normos lygis, netgi pažemintas normos lygis. Tai viena iš tų tyliausių, bet kartu viena iš galingiausių priežasčių, kodėl žmogus nepasikelia į kitą finansinį lygį. Jis net nepastebi, kaip prisitaiko prie viso to, ne prie savo svajonių, o prie to, kas yra dabar, ko pakanka. Gyvenu bute, kuris manęs neįkvepia, man nepatinka, bet svarbu, kad stogas virš galvos. Naudoju telefoną, kuris stringa, bet ką man naujesnis. Dėviu drabužius, kurie neatspindi manęs, kurie nepatinka, bet svarbu švarus. Ir taip žingsnis po žingsnio susiformuoja normos lygis, kuris nėra blogas, bet be jokių ambicijų. Pragyvenimo, išgyvenimo lygis. Jis nekelia tavęs į viršų, jis tik palaiko status quo, smegenys prisitaiko prie visos šios pusiausvėros ir sako, šiam lygiui tiek užtenka, kam reikia daugiau. Tai kaip užrakintas termostatas, kol nekeiti normos, niekas nesikeičia. Žmogus visada turi tiek pinigų, kiek reikia jo dabartiniai normai palaikyti. Ne svajoniai, ne augimui, o normai. Jeigu tavo norma yra ištempti iki mėnesio galo, pinigų bus tiek, kad tu ištemptum iki mėnesio galo. Bet jeigu tavo norma gyventi kokybiškai, patogiai, su pagarba savo, smegenys persijungia į kitą režimą. Jos pradeda ieškoti galimybių. Tu išgyventum, tavo išgyvenimo lygis kyla. Kaip tai pasiekti? Kaip tai įgyvendinti? Tai nereiškia, kad reikia išlaidauti dabar kvailai pradėti. Tai reiškia sąmoningai pakelti savo standartą. Nes kokybė, kuri tave supa, tiesiogiai veikia tai, kiek esi vertas, kiek tu jautiesi vertas, o tai tiesiogiai veikia, kiek tu uždirbi. Ir čia viskas prasideda nuo vieno labai paprasto veiksmo. Pažvelk į savo aplinką, į drabužius, į darbo vietą, į telefoną, į daiktus, į santykius. Ar tai atitinka žmogų, kuriuo tu nori tapti? Jeigu ne, pakeisk bent jau vieną dabar dalyką. Vieną daiktą, kuris tave erzina. Vieną erdvę, kuri tave slegia. Vieną sprendimą, kuris tave tempia žemyn. Tai ne apie tą vartotojiškumą. Tai apie signalo siuntimą savo. Aš nusipelnau daugiau. Aš esu vertas. Aš pasiruošęs daugiau priimti. Kai pasikeičia tavo norma, pasikeičia ir pati tavo realybė. Ne todėl, kad pasikeitė pasaulis, o todėl, kad tu pakėlei savo kartelę. Septintoji priežastis tai tikslų ir norų trūkumas. Ir tai viena iš tų priežasčių, apie kurias žmonės net nesusimasto, bet ji tikrai veikia. Ir tikrai stipriai, giliai ir tyliai. Pinigai neskubės pas tą, kuris nežino, kam jų reikia. Ne teoriškai. Gal kada pravers, reikia turėti daugiau. O aiškiai, konkrečiai ir su emocija. Nes pinigai tai energija, o energija ieško krypties. Jeigu žmogus neturi vidinio ryšio su tuo, ką nori kurti, nori patirti, ką nori dovanoti savo, jo pasąmonė nesupranta. O kam stengtis? Tu gali sakyti, aš noriu daugiau uždirbti, bet jeigu už to nėra jokio troškimo, tu nežinai, kur tuos pinigus išleisi, nėra jokio malonumo, nėra gyvo noro, tavo veiksmai neturės impulso. Žmogus be noro, tai žmogus be variklio. Smegenys tau duos tiek energijos, kiek reikia
išgyvenimui, bet ne jo viršijimui. O kai turi norą, troškimą, tikslą, atsiranda ta jėga, atsiranda jėga keltis, daryti, ieškoti, rizikuoti, kurti, eiti pirmin. Ir tai neturi būti didieji kažkokie tikslai, globaliniai tikslai. Tai gali būti paprasti, labai žmogiški tikslai. Kelionė su vaikais, išsvajotas automobilis, geras kompiuteris darbui, poilsis be streso. Nes tai ne apie daiktus, tai apie pojūtį, apie tavo emocijas, apie gyvenimą, kuris tau patinka ir tau tinka. Jeigu po pastangų seka tik savikritika, taupimas, protingas pasirinkimas, smegenys užsidaro, jos neduoda daugiau energijos, nesukam. Todėl tavo norai turi būti tikri, gyvi. Pinigai ateina tik pas tuos, kurie moka juos leisti su džiaugsmu ir gauna malonumą. Nes patys pinigai tai tik popieriai, tik skaičiai bankė. Jie negerina gyvenimo, jei nėra naudojami. Ir jeigu žmogus neturi norų, pinigai ir neteina. 8 priežastis. Darboholiko sindromas. Tai vienas apgaulingiausių pinigų blokų. Nes iš išorės viskas atrodo puiku. Žmogus daug dirba, stengiasi, visada užsiėmęs, pilnas veiksmo, planų, užduočių, bet jokio finansinio proveržio nėra. Kodėl? Nes tai ne apie rezultatą, tai apie nuostatą. Pinigai turi būti uždirbami tik sunkiu darbu. Jeigu lengvai gavai, kažkas yra ne taip. Jeigu neskauda, tai nepelnyta. Ir ši mintis taip pat ateina iš vaikystės, kai tave vertino ne už rezultatą, o už pastangas. Tiek vargo įdėjai, tai jau gerai, tu nusipelnėjai ir tavo pasąmonė išmoko vieną formulę. Vargas tai lygų vertė. Bet tai yra melas. Rezultatas gyvenime nepriklauso nuo to, kiek tu nusiplūkiai pasiekęs tą rezultatą. Jis priklauso nuo to, ką darai ir kaip tiksliai. Darboholikas dažnai neplanuoja. Jis tiesiog eina ir daro. Daug be pertraukos, bet ne tai, kas iš tikrųjų veda į augimą. Įsideda daug pastangų, bet gauna mažai rezultato. Ir taip metų metais, kol vieną dieną perdega. Ne todėl, kad nesistengiau, todėl, kad neturėjau krypties. Kai tu išsilaisvini iš darboholizmo, atsiranda daugiau erdvės, laiko galvoti, laiko kurti, planuoti, augti. Augti ne per skausmą, o per strategiją. Ir tai nėra tinginystė, tai sąmoningas pasirinkimas. Dirbti ne daugiau, o tikslingiau. 9 priežastis - dopamino duobė. Ši problema yra ypač aktuali šiandien. Žmogus nori pokyčių, bet neturi jėgų. Nėra energijos. Atrodo, viskas sekina. Nėra nei noro dirbti, nei galvoti, nei kurti. Ir tai nėra tinginystė, tai yra fiziologinis mechanizmas vadinamas dopamino disbalansu. Dopaminas tai yra neuromediatorius, kuris yra atsakingas už mūsų motyvaciją. Kai jis išsibalansuoja, žmogui tampa sunku išvis kažką pasiekti. Tai yra priežastis, kuri paaiškina, kodėl net labai protingi, sąmoningi žmonės niekaip neįsibėgėja kartais. Viską jie turi, viskas aišku, viskas logiška, strategija jų rankose, bet vis tiek kažko trūksta. Ir dažnai trūksta ne žinių, kurių mes dažniausiai ieškom, o jėgos veikti. Taip veikia dopaminas, kuris yra atsakingas už motyvaciją, už norą veikti, už siekti, už pradėti. Ir bėda ta, kad šiandien dauguma žmonių jį tiesiog perdegina. Nuolat. Mes nuolat skrolinam, žiūrim trumpus video, gaudom tuos greitus malonumus. Ir tą akimirką malonu, bet ilgainiui tai sekina. Tai sukelia staigų dopamino šuolį ir po jo visada seka vėl kritimas. Ir dar giliau nei buvo iki šuolio. Todėl kiekvieną kartą, kai gauni tą mini euforiją, vėliau pradeda trūkti jėgų. Nieko nesinori ir taip susiformuoja dopamino duobė. Tada smegenys nori dar daugiau dopamino, kad vėl pasiektų tą aukštą jausmą ir pradeda reikalauti vis stipresnių dirgiklių. Dėl to ir norisi dar vieno video, dar vienos kavos, dar vieno seminaro, dar vieno kurso, dar vieno motyvuojančio pliūpsnio, kuris pakils mūsų veiksmui. Ir kuo toliau, tuo mažiau motyvacijos dirbti, kurti, ilgai kažką daryti. Nes tikrasis darbas teikia dopaminą lėtai, po truputį, per pastovumą, per rezultatą. O kai dopamino sistema yra išsibalansavus, žmogus praranda gebėjimą veikti pastoviai. Jis pradeda, bet nebaigia. Užsikuria, bet sustoja. Kūrė planą, bet jo neįgyvendina. Kodėl? Nes yra 3 stadijos. Noriu, darau, gaunu. Dauguma žmonių gyvena tarp noriu ir darau, bet niekada nenueina iki gaunu. Nes noriu, tai yra tas emocinis pikas, kai užsikuri, gauni įkvėpimą ir šauni į priekį. O darau reikalauja nuoseklumo, daug energijos, jėgos
O energijos nebėra, ji baigėsi, ji pakyla ir greitai krenta. Ir tada žmogus meta, ieško naujo nori, naujo kurso, naujo plano, naujo starto. Ir taip sukasi kaip voverė rate. Tai nėra charakterio trūkumas, tai yra dopamino nuovargis. Cukrus greitai pakyla, duoda energijos ir taip pat greitai krenta ir vėl reikia naujos dozės. Ir žmogus ima galvoti, kad jam trūksta valios, kad jis galbūt pavargęs, kad jam reikia dar vienos pauzės, dar vienos dienos pailsėti. Bet problema yra ne kūnas, problema yra išsekęs dopaminas. Kai dopamino sistema pradeda tvarkytis, grįžta jėga, grįžta noras, grįžta gebėjimas veikti ir tada grįžta rezultatai. Nes žmogus, kuris nieko nenori, nieko ir nekuria. 10 priežastis - tai santykiai su tėvais ir giminės scenarijai. Ir tai viena iš tų temų, kurios dažnai nuskamba. Čia tai jau psichologija, čia jau ne apie verslą, čia net ezoterika. Bet tiesa ta, kad būtent čia dažnai glūdi pagrindiniai pasipriešinimai pinigams. Ir jie veikia ne logiškai, o mūsų pasąmonėje. Santykiai su tėvais tai nėra tik apie vaikystę, tai apie tai, kaip tu šiandien jautiesi savo gyvenime. Kiek tu sau leidi, kiek jauti atsakomybės, kiek jauti, kad tau galima. Daugelis žmonių nesąmoningai kartoja savo tėvų, senelių ir net prosenelių finansinį, emocinį, kartais net ir visą gyvenimo scenarijų. Pavyzdžiui, tavo tėtis visą gyvenimą dirbo sunkiai, bet vos sudūrė galą su galu. Arba galbūt turėjo verslą, bet jį prarado visus pinigus. Ir tu, kai tik pradedi uždirbti daugiau, nejučia viską išleidi, investuoji galbūt per greitai, vėl prarandi ir tarsi atsikratai pinigų. Kodėl? Nes pasąmonė tau sako, pinigai tai pavojus. Kai jų daug, vis tiek prarasi visą. Tai buvo ir tėčių, tai bus ir tau. Kitas pavyzdys - tavo mama. Nuolanki, dirbanti, viską dėl šeimos. Pati nesilsi, taupi, kukli ir štai tu jau gali gyventi kitaip, bet vis tiek tu renkiesi kuklumą. Atsisakai patogumo, lengvumo, pasirinkimo. Ne todėl, kad negali to turėti, o todėl, kad būti kitaip atrodo lyg būsi neištikima šeimai. Giliai viduje tu to net nesuvoki. Daugiau yra blogai, daugiau taip nedarė mama, daugiau aš tarsi ją išduodu. Tai vadinama giminės scenarijumi. Ir kartais jis ateina ne iš tėvų, o iš senelių, kaip minėjau, ir net prosenelių. Iš karo laikų, iš trūkumo, iš patirties, iš nepasakytų baimių, kurios perdodamos ne per žodžius, o per šeimos atmosferą. Tai sunkiai matoma, bet stipriai veikianti energija. Ir tarsi nematomas rėmas aplink tavo pasirinkimus. Ir kol tu to nesuvoki pats, nepamatai, gyveni pagal tą scenarijų, kurio tu net nepasirašai pats ir kurio tau net nereikia. 11 priežastis tai yra gero mokinio sindromas. Tai labai klastingas blokas, kuris atrodo kaip dorybė, bet realybėje dažnai tampa stabdžiu. Geras mokinys tai žmogus, kuris nuo vaikystės buvo mokomas daryti teisingai. Nesuklysti, įtikti, atitikti standartus, atitikti lūkesčius, gauti gerą pažymį. Būti protingas, tvarkingas, ramus, neprobleminis. Ir iš pažiūros tai gražu, tokie žmonės dažnai yra atsakingi, mandagus, gerai išsilavinę. Bet problema yra ta, kad jie labai bijo klysti. Klaida jiems prilygsta gėdai, nes per visą ugdymo sistemą buvo mokomi. Neklysk, nes kitaip bus blogai, gausi blogą pažymį. Ir kai ateina tikrasis gyvenimas, kuriame viskas statoma per bandymus, per klaidas, per korekcijas, geras mokinys sustabarėja, sustingsta. Jis net nenori pradėti, kol viskas nebus idealu, kol nebus planas A, planas B, planas C, kol nebus pasiruošęs 100%, jis analizuoja, 100 kartų permąsto, ruošiasi, bet realaus veiksmo nedaug. Nes baisiausia suklysti viešai, pasirodyti kvailiu, gauti blogą įvertinimą. Net į pažymių jau šiuo metu niekas nerašo. Toks žmogus gali eiti iš kurso į kursą, skaityti knygą po knygos, bet nesima jokių veiksmų. Kodėl? Nes vis dar laukia leidimo, kaip kadaise iš mokytojo, iš tėvų. Ir kaip tai pasireiškia šiandien? Nuolatinis abejonių srautas. O ar tikrai verta? Gal dar palaukti? Reikia dar pasiruošti. Priklausomybė nuo autoriteto. Tarsi kažkas iš išorės turi patvirtinti. Dabar tu jau pasirengęs, dabar tu jau gali. Nepakankami veiksmai, padaroma per mažai, per retai. Perdėtas noras būti geru, patikti visiems, įtikti, nieko neįžeisti. Tarsi kiekvienas postas tai yra kontrolinis darbas. Ir vidinė savikritika pastovi. Dar nepakankamai gerai, dar esu nepasiruošęs, dar čia reikia patvarkyti, dar čia reikia pasimokyti. Bet jų gyvenimas nėra klasėje, nėra mokykla. Čia niekas neparašys pažymio ir niekas neduos leidimo.
Kartais sėkmė pasiekiama ne tiems, kurie geriausiai žino, o tiems, kurie drįsta pradėti, net kai nežino visko, ko reikia. 12 priežastis - aplinka, kuri tempia tave žemyn. Tai viena iš tų priežasčių, kuri dažnai būna nematoma, bet veikia labai stipriai. Kai kalbam apie pinigus, apie sėkmę, apie ambicijas. Labai svarbu, kas yra šalia tavęs. Jei tavo artimiausi žmonės, draugai, kolegos, šeima gyvena su nuostatomis pinigai blogis, turtingi sukčiai, geriau kukliai, bet saugiai, tu natūraliai imi manyti, kad tai yra tiesa, kad tai yra ribos ir kad daugiau nei norma yra pavojinga, negražu, nepriimtina. Pinigai žmonės gadina. Aplinka jūsų formuoja jūsų normos lygį. Jeigu visi aplinkui uždirba apie 1000 eurų, labai tikėtina, kad ir tavo pajamos bus panašios. Ne todėl, kad tu silpnesnis, o todėl, kad tavo pasąmonė mato tai kaip normalu. Kasdien girdimi žodžiai, sunku gyventi, svarbu išgyventi, kam tau tiek reikia, gal verčiau palauk. Šios frazės ne tik skamba ausise, jos formuoja tavo pasąmonę. Ir net jei tu sąmoningai nori daugiau, giliai viduje nenori būti kitas, nenori išsiskirti, nenori prarasti ryšį, tapti per kitoks. Kaip tai pasireiškia? Tu jauti, kad augi, bet aplinka tave traukia atgal. Kam tau tiek bus sunku, nafik tau to reikia, būk atsargus, prisigalvoji kažkokių nesąmonių, geriau pasiimk daugiau darbo valandų, eik tu svajoklį, ką tu čia prisisvajojai. Ir tu bijai pasidžiaugti savo rezultatais, kad nesugadintum santykių, kad tavęs neįvertintų kitaip, tu jauti kaltę, jei pradedi uždirbti daugiau nei tavo artimieji. Tu bandai prisitaikyti, sumenkinti save, sumažinti, kad neišsiskirtum. Bet svarbiausia, aplinka nėra tavo likimas, tu gali rinkti, su kuo kalbi apie augimą, kam pasakoji savo idėjas, kas tave palaiko, o kas tave stabdo. Ir tai vienas galingiausių pokyčio svertų, nes kai keičiasi tavo aplinka, keičiasi tavo norma, o kai keičiasi norma, keičiasi viskas aplinkui. 13 priežastis - gelbėtojo sindromas. Tai viena iš subtiliausių priežasčių, kodėl žmogus neleidžia savo uždirbti daugiau. Ir ne todėl, kad nemoka, ne todėl, kad negali, ne todėl, kad neturi talento ar potencialo, o todėl, kad visą savo energiją atiduoda kitiems. Gelbėtojo sindromas - tai kai žmogus jaučiasi atsakingas už visų kitų gyvenimus, už jų emocijas, už jų problemas, už sprendimus. Kai kas nors šalia sako, man blogai, gelbėtojas visada meta savo darbus ir skuba gelbėti. Ir iš pirmo žvilgsnio mums tai gali pasirodyti kaip kilnus darbas, bet kai tai tampa nuolatiniu gyvenimo modeliu, tai pradeda griauti tavo pačio gyvenimą. Kaip tai pasireiškia? Tu visada pasiruošęs padėti, net jei pats neturi jėgų. Tu nejauti ribų tarp padėti ir nešti kitų gyvenimus ant savo pečių, nešti kitų naštą. Tavo diena praeina rūpinantis kitais vaikais, klientais, partneriais, draugais, visais, kuo tik įmanoma. Bet savo laiko niekada nėra, niekada nelieka. Tu jautiesi kaltas, kai sakai ne. Ir dažnai pasirenki taip, net kai tai reiškia peržengti save. O kaip tai susijęs su pinigais? Kai žmogus gyvena gelbėtojų režimu, visa jo energija nuteka į kitų gyvenimus ir pinigų pritraukimui tiesiog nelieka vietos. Nėra dėmesio savo, nėra kūrybinės jėgos, nėra ambicijų, nes visa vidinė sistema orientuota ne į save, o į kitus. O pinigai ateina pas tave, dėl tavęs, ne dėl kitų. Dar daugiau, tokie žmonės dažnai nesąmoningai blokuoja pinigus, nes giliai viduje bijo, jei turėsiu daugiau, dar daugiau teks dalintis, dar daugiau teks gelbėti ir tada pasąmonė pasirenka saugiausią variantą. Geriau neuždirbti. Ir jei bent viena iš šių priežasčių tave palėtė, jeigu tu jauti, kad tai apie tave, tu pamatei savo gyvenimo scenarijų ir nori ne tik suprasti, bet realiai viską pakeisti, aš kviečiu tave į programą Pinigų blokų valymas. Tai nėra ezoterika, tai nėra kursas, tai yra praktinė gyva transformacija. Tavo kelionė į vidinę jėgą ir finansinę laisvę. Iš karto prisijungus, tu gausi audio įrašus apie pagrindinius pinigų blokus ir kaip juos paleisti. Gausi gilias įžvalgas, suprasi, kaip tavo pasąmonė valdo tavo finansinius sprendimus ir turėsi aiškias instrukcijas, kaip keisti tas nuostatas, įsitikinimus, kurios ir stabdo tavo pinigų srautą. Ir galiausiai bus gyvas susitikimas, kuriame atliksime praktinį lūžio momentą. Galingą procesą, kuris padės pramušti lubas, kurios tau neleidžia pasiekti daugiau. Tai nėra apie ezoteriką, tai reali praktika, išgyventa, patikrinta ir jau padėjusi šimtams žmonių. Jeigu tu esi pasiruošęs nebegyventi iš minimumo, pakeisti savo gyvenimą, nuorodą rasi po šiuo video.